sunkios rungtynės, kaip ir tikėjomės, Šiauliai, aš galvoju, labai gera komanda. Kaip treneris ir minėjau man prieš rungtynes, kad jie stovi tikrai lentelėje, ne pagal žaidimą, jie turėtų aukščiau būti, aš galvoju, davė tikrai gerą kovą, žinoma, mums reikia įmušti, jei muštumėm, viskas pasikeistų, kaip sakant, nereiktų vargti iki galo. Tai aišku, smagu, iškovėme 3 taškus, tai yra svarbiausia šiandien. Seržui sakiau, po rungtynių šiandien Dievas gal nuo tas buvo nusisukęs šiek tiek, nes jis pats vienas galėjo gal kokius 5-6 eurus įmušti, bet čia yra futbolas, čia yra viskas tuo yra kuo įdomiau, kaip sakant. Neįmušė intriga varžybose iki pat galo, sakau, svarbiausia 3 taškai šiandieną yra. Mes atakavome, spaudėme varžovus, visiems kažkada tos įvartis, galvojau, turėjo kristi ir įsikrito rungtynių gale. Nežinau, kas čia lėmė. Sėkmė gal vis dėlto atsisuko į mūsų pusę ir nugalėjom. Grįžti į Šiaulius kažkaip yra dar tų sentimentų, nors ir ilgai jau nerungtyniauju Šiauliuose, bet Šiauliuose visada sunkiausia man bent jau asmeniškai žaisti, nežinau dėl ko. Nežinau dėl ko, dėl to, kad čia užaugau, čia tapau futbolininku ir įmušęs net sakau taip. Iš pradžių lyg ir džiaugtis norėjau, paskui ir prisiminiau, kad vis dėlto čia užaugau. Bet yra, sakau, darbas čia. Įmušiau. Aš šiandien esu Žalgirį ir labai patenkinęs, kad laimėjom. Pradėjot šiandien 4 ratą, turit 14 taškų atitrūkę nuo varžovų. Ką reiškia tai? Aš galvoju, nieko nereiškia, nes praeitais metais mes pasimokėme ir negalime mes, kaip pasakyti, užsikabinti savo medalį anksčiau laiko. Reikia dar žaisti, dar liko 8 varžybos, reikia visas jas laimėti ir tapti tikrai čempionais. Strateginis partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Top Sport. Techninis rėmėjas Kapa.